Jo, tai pirmas buvo, pirmas karoliukas visoje šitoje istorijoje buvo toks, kad aš žodžiu, kai buvau mažas vaikas, čia pasako mama, sako, tu pasakai taip, nenoriu šį darželį, tiesiog neįsiu. Ir tada tėvai galvoja, nu tu kur tave dėti. Tai aš turiu nuostabius senelius ir mane veždavo pas močiutę pabūt. Ir kiekvieną dieną tėtis veždavo pas močiutę, mes leidžiam laiką mašinai ir gaudavosi tokią treniruotę ir toks pokalbis, jis vis paklausdavo manęs, vat pasižiūrėk Kamilė pro langą, ką matai ir panašiai. Ir tai būdavo visada per reklamą. Iš mašinos labai yra patogu žiūrėti reklamą, nežinau, ant troleibusų, ant lauko didelių stendo reklamų, stotelėse, prie parduotuvių ir panašiai. Ir jis mane taip žaidybino pasižiūrėti tas reklamas, klausdavo, o kaip tu supranti, o kaip tau spalvos, o kaip tas tekstas, nes pats mano tėtis šiaip labai turi didelę kūrybiškumo tą pusę. Ja. Ir kas būdavo mums žaidimas ir toks lengvas pokalbis ryte, nežinau, pramerkus tik akis, tapo iš tikrųjų mano pirmąją tokią įžvalginę refleksiją ir analitiką žiūrint į reklamą.